Trečias skyrius – išpažinimas. Kas slepia savo kaltes, tam nesiseks, o kas jas išpažįsta ir nebenusikalsta, tas susilauks gailestingumo. 28 patarlė, 13 eilutė. Sąlygos, kad patirtume Dievo gailestingumą, yra paprastos, teisingos ir pagrįstos. Viešpats nereikalauja, kad mes įvykdytume kokį nors sudėtingą veiksmą, jog būtų atleista nuodėmė. Mums nereikia leistis į ilgas ir varginančias piligriminės keliones, ar kankinantis atgailauti, kad dangaus Dievą palenktume prie savo sielos ar išpirktume savo nusižengimą. Bet tas, kas išpažįsta savo nuodėmes ir jas palieka, bus pasigailėtas. Apaštalas sako: išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Jokūbo 5 skyrius, 16 eilutė. Išpažinkite savo nuodėmes Dievui, kuris vienintelis gali jums atleisti, ir savo kaltes vienas kitam. Jei įžeidėte savo draugą ar kaimyną, turite pripažinti savo klaidą, o jo pareiga yra pilnai jums atleisti. Tada jūs turite ieškoti Dievo atleidimo, nes brolis, kurį sužeidėte, yra Dievo nuosavybė, o jį įskaudindami nusidėjote jo kūrėjui ir atpirkėjui. Paveskite šį reikalą vieninteliam tikram tarpininkui, mūsų didžiam vyriausiajam kunigui, kuris, kaip ir mes, visaip mėgintas, tačiau nenusidėjęs, ir kuris yra ne toks vyriausiasis kunigas, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių. Hebrajams 4 skyrius 15 eilutė. Ir gali apvalyti kiekvieną nuodėmės dėmę. Tie, kurie dar nenužemino savo sielų Dievo akivaizdoje ir nepripažino savo kaltės, jie neįvykdė pirmosios priėmimo sąlygos. Jei neatgailavome, dėl ko reiktų vėliau gailėtis, ir tikrai nusižeminusią sielą bei susikrimtusią dvasia neišpažinome savo nuodėmių, pasibjaurėdami savo nedorybėmis, tada mes niekada nesiekėme nuodėmės atleidimo. O jei niekada nesiekėme, tai niekada ir neradome Dievo ramybės. Vienintelė priežastis, kodėl mums neatleidžiamos buvusios nuodėmės, yra ta, kad nenorime nusižeminti savo širdyje ir išpildyti sąlygas, išdėstytas žodyje. Šiuo klausimu pateikiami aiškus nurodymai. Nuodėmė, tiek vieša, tiek asmeninė, turi būti išpažinta nuoširdžiai, iš širdies gelmių. Negalima versti nusidėjėlio tai daryti. Negalima išpažinti nerūpestingai ir lengvabūdiškai, ar skatinti išpažinti tuos, kurie neturi supratimo apie nuodėmės bjaurumą. Išpažintis, išsiliejanti iš sielos gelmių, pasiekia Dievą, kuris be galo mus užjaučia. Psalmistas sako: šaukiasi teisėjai pagalbos, viešpats klausosi ir išgelbsti juos iš visų vargų. 34 psalmė, 18 eilutė. Tikrasis išpažinimas visada yra ypatingas. Pripažįstamos konkrečios nuodėmės. Vienos gali būti tokios, kad galima atskleisti tik Dievui, o kitas reikia pripažinti prieš kitus asmenis, kurie dėl jų nukentėjo, arba jos gali būti viešos, tada reiktų jas išpažinti viešai. Bet visas prisipažinimas turėtų būti aiškus ir tikslus, pripažįstant pačias nuodėmes, dėl kurių esate kaltas.
Samuelio dienomis izraelitai nusisuko nuo Dievo. Jie kentėjo nuodėmės padarinius, nes jie buvo praradę tikėjimą Dievu, praradę supratimą apie jo galią ir išmintį valdyti tautą, praradę pasitikėjimą jo sugebėjimu apginti ir pateisinti savo darbą. Jie nusisuko nuo didžiojo visatos valdovo ir troško būti valdomi taip, kaip ir juos supančios tautos. Prieš rasdami ramybę, jie iš tikrųjų prisipažino: prie visų savo nusikaltimų pridėjome dar vieną, prašydami savo karaliaus. 1 Samuelio knyga, 12 skyrius, 19 eilutė. Turėjo būti išpažinta būtent ta nuodėmė, kurią jie pripažino. Jų nedėkingumas slėgė jų sielas ir atitraukė nuo Dievo. Dievas nepriims nenuoširdžios atgailos be pokyčių. Gyvenime turi įvykti tikri pokyčiai. Visko, kas žeidžia Dievą, turi būti atsisakyta. Tai įvyks, jei nuoširdžiai gailėsimės. Darbas, kurį turime mes atlikti, yra aiškiai mums atskleistas. Nusiplaukite ir būkite švarūs. Pašalinkite savo darbų blogį man iš akių. Liaukitės darę piktą. Mokykitės gerą daryti. Atsidėkite teisingumui. Padėkite engiamajam. Užstokite našlaitį. Ginkite našlės bylą. Izaijo 1 skyrius 16-17 eilutės. Jei nedorėlis sugrąžintų užstatą, atiduotų, ką buvo pasigrobęs plėšikaudamas, laikytųsi gyvenimo nuostatų, nedarydamas piktą, jis tikrai gyvens, jis nemirs. Ezekielio 33 skyrius 15 eilutė. Paulius kalba apie atgailą. Ir štai, kaip tik tas nuliūdimas pagal Dievo valią, kokį susirūpinimą pažadino jumyse, kokį teisinimąsi, apmaudą, baimę, ilgesį, uolumą ir bausmę. Jūs visais atžvilgiais pasirodėte nesusitepę anuo nusikaltimu. 2 laiškas Korintiečiams 7 skyrius 11 eilutė. Kai nuodėmė sunaikina moralinius principus, nuodėmingas žmogus neįžvelgia savo charakterio trūkumų ir nesuvokia, koks yra baisus blogis, kurį jis įvykdė. Jei jis nepasiduoda šventosios dvasios įtikinimui, jis nematys savo nuodėmės. Jo prisipažinimai nėra nuoširdūs ir rimti. Vietoj to, kad pripažintų savo kaltę, jis atranda pateisinimą, pareikšdamas, kad jei nebūtų buvę tam tikrų aplinkybių, jis nebūtų padaręs to ar ano, dėl ko yra kaltinamas. Adomui ir Ievai suvalgius draudžiamą vaisių apėmė gėda ir siaubas. Iš pradžių jų vienintelė mintis buvo, kaip pateisinti savo nuodėmę ir išvengti baisaus mirties nuosprendžio. Kai Viešpats paklausė apie jų nuodėmę, Adomas stengėsi apkaltinti iš dalies Dievą, o iš dalies ir savo žmoną. Moteris, kurią tu man davei būti su manimi, man davė vaisių nuo to medžio, aš ir valgiau. Moteris apkaltino žaltį. Žaltys mane apgavo, aš ir valgiau. Pradžios knyga, 3 skyrius, 12-13 eilutės. Kodėl tu sukūrei gyvatę? Kodėl leidai jai patekti į Edeną? Tai buvo klausimai pateisinantys jos nuodėmę. Ir tokiu būdu Dievas tapo atsakingas už jų nuopolį. Pasiteisinimo dvasia kilo iš Melo tėvo ir ją parodė visi Adomo sūnūs ir dukterys. Tokia išpažintis nėra įkvepta dieviškosios dvasios ir Dievas jos nepriims. Tikra atgaila paskatins žmogų ištverti atpildą už savo kaltę ir pripažinti ją be apgaulės ir veidmainystės. Kaip vargšas muitininkas, nepakeldamas akių į dangų,
jis sušuks: Dieve, pasigailėk manęs, nusidėjėlio. Ir tie, kurie pripažįsta savo kaltę, bus išteisinti, nes Jėzus užtars atgailaujančią sielą savo krauju. Dievo žodyje pateikti tikrosios atgailos ir nusižeminimo pavyzdžiai atskleidžia išpažinties dvasią, kurioje nėra vietos nuodėmės pateisinimui ar bandymui pasiteisinti. Paulius nesiekė savęs apginti, jis nuspalvina savo nuodėmę tamsiausių atspalvių, nebandydamas sumažinti savo kaltės. Jis sako: Aš taip ir dariau Jeruzalėje, gavęs iš aukštųjų kunigų įgaliojimus, daugybę šventųjų įmesdinau į kalėjimus, o kai jie buvo žudomi, pritardavau. Dažnai įvairiose sinagogose grasinimais verčiau juos piktžodžiauti ir, be saiko prieš juos įtūžęs, persekiojau net svetimuose miestuose. Apaštalų darbų 26 skyrius 10-11 eilutės. Jis nedvejodamas pareiškia, kad Kristus Jėzus atėjo į pasaulį gelbėti nusidėjėlių, kurių pirmasis esu aš. Pirmas laiškas Timotiejui, 1 skyrius, 15 eilutė. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Nuolanki ir palaužta širdis, kurią suminkštino tikra atgaila, įvertins Dievo meilę ir Golgotos auką. Ir kaip sūnus prisipažins klaidas mylinčiam tėvui, taip nuoširdžiai atgailaujantis atvers visas savo nuodėmes Dievui. Taip parašyta: Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. 1 Jono laiškas, 1 skyrius, 9 eilutė.